kas kažkiek laiko reikėtų daryti tokią kaip reviziją savyje, kad pasižiūrėti, tarkim, vaikai jau mano užaugo, ne, ir aš jau nebeturiu imtis už jos atsakomybės tos pilnos tokios. Ir nereikia man bėgioti paskui, gal ten tie vaikai jau patys vedė ištekėjai ir savo vaikų turi, bet dar ten mama su tėte laksto iš paskos berniuko savo, ne, ten prisigėrė, prisidirbo, žodžiu, jį bėga, jį ten gelbsti, kebiškai atsikvošėti ir supras, kad tie vaikai jau savo gyvenimą turi gyventi, savo priimti sprendimus ir pagal tą sprendimą, pavyzdžiui, matai, kad tavo sūnus ten geria, taip toliau, čia jo yra pasirinkimas jau. Reiškia, jis dar pakankamai net kentėjo nuo to alkoholizmo, kad jis galėtų jį mesti. Tai va, tai ta tokia revizija padaryti tokia, kad gal aš galiu kažkur tai nusimesti, nes visada tos aplinkybės visada keičiasi, viskas aplamai viskas keičiasi. Ten vienu momentu mes turim pilną atsakomybę už vaikus, žiūrėkit, kitų momentų jau mes nebeturim tos atsakomybės. Ir iš tikrųjų mes galim gyventi savo gyvenimą.